Pirmaujantį ir lyderiaujantį Šakių rajone. Dabar Martinas daug kalbėjo, ar statutas reikalingas ar ne. Kaip mes kūrėme 2006 berods, mes vis tiek su Aiste kartu dirbom. Ir tų pradų kūrimas, tai buvo pagrindinis dalykas, tai suvienyti visas mokyklas. Pagrindinis tikslas tai visą rajono moksleiviją suvienyti į vieną bendrą organizaciją, galima taip pavadinti, nes taryba vis dėlto yra organizacija. Ir mes kažkaip tuo metu net nematėm to reikalo, būtent, kad statutas yra reikalingas, bet kai aš pirminėjau... Nežinau, kaip tai siūlykit dabar savo idėjas tam kalėdiniam vakarui. Taip pat prašinčių projektą galit perversti. Tam kažkas bus ten ar patys? Tai kaip nupersi? Ten karnavalas kažkoks bus? Taip, spręskim, kokia gal galima, sakykime, tokį tokią šventinę, kaip gal kalėdinį filmą kažkokį žiūrėti susėdę, nes kad nebūtų taip pasidėti prie stalo ten ir valgė dar kažką. Tai ten visai įdomu. Bet tai mes matome tas filmas, tarkim, ne, mes norim visi kartu pabūti. Bet filmas atsisėdė, bet tarpusavį, tarkim, trys draugai ir sėdi tarpusavį šnekas ir žiūri tą filmą. Jūs ten nusišypsau. Tai aš nežinau, man tai atrodo nelabai. Aš manau, kad galbūt čia tas skamba blogai, komandiniai žaidimai ir labai jau čia vaikiškai, bet iš tikrųjų labai sutvirtina bendravimą. Ir būtų labai smagu čia, galima pasieškoti. Nes visokių taip visko yra, tiesiog ir būtų linksma, tarkim, pasitūkti ar dar kažką, tarkim, va tokios, ne tik tie va tokie, tarkim, tie žaidimai ten kažką, bet tokios užduotys dar kažkas, tai kaip smagu būtų. Ir, pavyzdžiui, vis tiek už tą renginį atsakinga bus mūsų taryba. Mes tas visas kitas organizacijas kviečiamės ir galėtume kažkokiam grupelėm. Pavyzdžiui, vienas atstovas iš Kriukų, vienas atstovas iš Lukščių ir, pavyzdžiui, iš Lekėdžių. Jie, sakykime, 3 panelėm ar vaikinams yra duota užduotis, jūs turit žaidimą tą vakarą pravesti ir automatiškai gaunasi jų bendradarbiavimas tarpusavy. Ir iš viso reikėtų ne tai, kad organizacijos, tarkim, viena organizacija, kita ir dar kažką kovoti, tačiau kažkaip pasimaišyti jums, kad taptų bendravimas, tarkim, patarimas stratesis stalas, kad sumūna žmonės iš kiekvieno po truputį tai būtų. Bet tuos žaidimus vis tiek mes turim išvesti. Tai taip, be abejo, bet aš tiesiog persakau, kad tiesiog tokios gali ir komandos sudaryti žmonių. Nes kaip dabar, pavyzdžiui, mes darysim pas mus gimnazijų sutikimą. Tai irgi gali iš visų gimnazijų darybų pasimėgti.